Megan Kelly dabar viešumoje dėvi hidžabą? Na, ne, iš tikrųjų ne. Tai nėra tai, kas vyksta, bet ji visais įmanomais būdais pataikauja islamistams. Vaikinai, mums reikia išsiaiškinti, kas čia vyksta. Šiame vaizdo įraše mes gilinsimės, kodėl Megan Kelly staiga tapo geriausia draugė su tais islamistais, kurie pasitaikius pirmai progai ją sudorotų. Sveiki atvykę į Pushback. Aš esu Jara Kei, jūsų vedėja. Būtinai paspauskite prenumeratos mygtuką, pasidalinkite šio vaizdo įrašu su draugu, bet svarbiausia, prisijunkite prie mūsų pasipriešinimo judėjimo. Ir mes pradedame nuo bepročių. O šiandienos ypatingoji ne kas kita kaip Megan Kelly. Pradėkime iš karto. Visiškai mieli ir neturintys jokių ketinimų dėl džihado. Visiškai mieli ir visiškai neturintys jokių ketinimų dėl džihado. Jie nori auginti savo šeimas taip, kaip iš tikrųjų labai panašu į tai, kaip mes krikščionys gyvename. Dievo baimingai, laikydamiesi savo tikėjimo, taip, kad nenorėtum, jog keistos woke ideologijos patektų į tavo vaiko klasę. Žinote, iš tikrųjų turime daug bendro. Ir manau, kad tie žmonės iš tikrųjų buvo taikiniu kai kurių labai Izraelį palaikančių asmenų, kurie juos neteisingai ir iš tikrųjų pavojingai priskyrė radikalių islamistų sektai. Ir aš visiškai nuostabi ir neturiu jokio vaizdo įrašo. Ji iš esmės aiškina pasauliui, kaip daugelis musulmonų yra tiesiog labai malonūs, normalūs žmonės. Jie tokie patys kaip mes, jie tokie patys kaip mes. O priežastis, kodėl visi jų nemėgstame, yra dėl Izraelį palaikančių žmonių. Turiu pasakyti, kad iš tikrųjų tai šiek tiek šlykštu ir netgi gėdinga, kai jie kartoja tokią propagandą ir nesuvokia, kaip baisiai neišsilavinę jie skamba. Bet manau, tai jų reikalas, jei jie nori skambėti kaip neišmanėliai. Jie turi teisę tai daryti. Bet dar kartą turime savo priminti labai paprastą faktą. Jei visi šie žmonės tokie nekalti ir nuostabūs, kodėl jie masiškai neišeina ir nekritikuoja radikalų? Ir tai paprasčiausiai todėl, kad jie yra viena ir ta pati grupė. Bet tai vėlgi pokalbis kitam kartui. Pažiūrėkime, kaip Megan Kelly dar šiek tiek pakeičia savo nuomonę. Aš netikiu, kad šie žygiai yra tik pagalbos šauksmas dėl Gazos. Tai tam tikrų grupių, ypač islamistų, viršenybės deklaravimas. Kur ji klysta? Ką ji pasakė, kas netgi ginčytinai būtų neteisinga? Ką jie nori ir aš jos pusėje? Ką turiu pasakyti apie Megan Kelly, ir tai svarbu visiems suprasti, yra tai, kad jis skamba labai racionaliai ir logiškai, nes ji iš tikrųjų yra gana racionaliai ir logiška, o būtent tai viską daro dar beprotiškesniu. Jis sėdi ten ir sako, žiūrėkite, jie yra malonūs, normalūs žmonės, kaip ir mes visi, ir taip toliau, ir taip toliau. Ji tiesiog pasakė, jis skamba normaliai. Tačiau tai, ką ji čia sako, pateisina tai, ką mes visi žinome, kad jau nebegalima pateisinti. Ayan Hirsi Ali tai išreiškia geriau nei kas nors kitas. Ir tai yra tai, ką jis sakė anksčiau, kas tiesiog skamba taip įprastai, buvo priežastis, kodėl mums visiems patiko jos klausytis. Aš netikiu, kad šie žygiai yra tik pagalbos šauksmas Gazai. Tai tam tikrų grupių, ypač islamistų viršenybės demonstravimas. Kur ji klysta? Ką ji pasakė, kas net galėtų būti laikoma klaidinga? Ko jie nori? Ir Ayan Hirsi Ali tai išreiškia geriau nei bet kas kitas. Žinoma, kilusi iš Somalio, vėliau ją manipuliavo musulmonų brolyje, kažkaip sugebėjo ištrūkti, pati išsivaduoti iš to. Mes apie tai padarėme ilgą laidą ir ji yra parašiusi apie tai knygų. Kažkaip sugebėjo ištrūkti ir tapo viso gyvenimo islamo bei ypač moterims daromų dalykų kritikė. Tačiau ji jau dešimtmetį skambina pavojaus varpais dėl to, kas vyksta ypač Europoje. Šie vyrai atvyksta ir moterys, kurios anksčiau galėdavo vaikščioti gatve su marškinėliais, be rankovių ir šortais, norėdamos nusipirkti kavos, dabar yra priekabiaujamos, o kai kuriais atvejais ir užpuolamos. Dažnai turi vaikščioti su vyrišku šeimos nariu. Ar girdite skirtumą tarp šio iš 2020-ųjų, šio iš 2023-ųjų ir to, ką tik matėme? Nes musulmonai yra tiesiog normalūs. Bet mes žinome, kad tai pavojinga moterims, žinome, kad žmonės yra užpuolami, tai tik blogėja. Tiesiog tam, kad užtikrintų savo saugumą, nes jie nesimiliuoja. Jie tikisi, kad Europos jaunos moterys ir kiti prisitaikys prie jų. Ar galiu tik pasakyti, kad klausydama šios Megan Kelly versijos, aš tiesiog galvoju, kur tu esi, kur tu pradingai, kodėl mus palikai? Mes tavęs pasiilgom, tu sveiko proto, normali žmogau, nes tai, ką jį pasakys, 2026 m. balandį tiesiog nustebins savo kvailumu. Ir vėl, mes tiesiog turime nuolat savo užduoti šį klausimą. Kaip visa tai įvyko? Mes išsiaiškinsime tai po to, kai išgirsime mūsų rėmėjų žinutę.
Tikriausiai matėte antraštės apie hantaviruso protrūkį kruizinėme laive. Ir tai primena, kad pandemija mus išmokė kažko svarbaus. Kai atsiranda naujas virusas, sveikatos priežiūros sistema greitai tampa perkrauta, todėl geriausia nuo jos nepriklausyti. Ir būtent todėl aš rekomenduoju turėti namuose užkrečiamųjų ligų ekstremalių situacijų rinkinį iš sveikatingumo bendrovės dar prieš jam prireikiant. Užsisakykite jį internetu jau dabar, nes jis komplektuojamas su gydytojo paskirtais vaistais ir net inhaliatoriumi kvėpavimo takų simptomams, kurių tikiuosi jums niekada neprireiks. Užuot puolę ieškoti, kai prasidės kitas protrūkis, jūs jau turėsite svarbiausius vaistus ir kvėpavimo priemonės po ranka, kad galėtumėte juos naudoti iš karto. Eikite į twc.health/mitira ir naudokite kodą MEIRA, kad sutaupytumėte iki $33 ir gautumėte nemokamą pristatymą. Rinkiniai prieinami tik JAV gyventojams. Išlikime sveiki. Atvirai sakant, aš tiesiog labai supykusi dėl šio vaizdo įrašo, kurį tuoj pažiūrėsime. Tai mane tiesiog siutina, nes noriu, kad žmonės būtų sveiko proto ir normalūs. Ir pagalvokite apie tai. Meghan Kelly 2023 ir tai, ką tuoj pamatysime 2026, tiesiog siutina. Na ir aš žinau, kad jūs esate pastebėjusi. Kiekvienas, kuris pakankamai drąsus pasakyti tai, ką ji ką tik pasakė, nesvarbu, ar tai būtų Suella Braverman ar Tuckeris Carlsonas, galiausiai būna atleistas, apkaltinamas nepakantumu. Tiesa, lyg ir negalima apie tai kalbėti. Manipuliacija yra tokia visur esanti, kad beveik net nesupranti, jog tai vyksta, nes visi kalba tą patį. Ir atrodo taip, visi taip galvojame. Atsimenu, kai dirbau Fox News, tai buvo tarsi refleksas. Turėjai pasakyti, su Izraeliu turime labai ypatingus santykius. Jie yra mūsų svarbiausias sąjungininkas artimuosiuose rytuose. Ir kartais prisimindavau paklausti, kodėl? Kodėl? Kodėl vėl? Norėdavau, kad kas nors man tai paaiškintų. Taip. Na, nes tai tiesa. Ne viskas yra propaganda. Ne viskas yra taip, kad tave priverčia naujienos. Ne, galbūt kai kurie dalykai tiesiog yra tiesa. Izraelis yra geras Amerikos sąjungininkas. Galbūt tiek ir te reikia. Galbūt tuo viskas ir prasideda ir baigėsi. Ir po to viskas tarsi išblėsdavo. Kodėl? Viskas visada buvo apie arabų valstybių demonizavimą. Žinai, mes turėjome jų nekęsti, nes jie musulmonai. Mes turėjome mylėti Izraelį, nes jie neva yra su mumis, judai krikščioniškame, žinai, naratyve. Tai buvo tokia manipuliacija, už kurią buvo sumokėta. Apmokėta manipuliacija, kurią, manau, daugelis iš mūsų tik dabar pradeda matyti. Na, ar nemanai, kad tiesiog gėda, jog ji kalba apie apmokėtas manipuliacijos taktikas, kai yra dokumentuotų įrodymų apie Kataro apmokėtas manipuliacijos taktikas, skirtas priversti žmonės palaikyti islamistinius džihadistus? Ir jie tai daro taip, kad priverčia tave nekęsti izraeliečių. Argi tai nėra tiesiog neįtikėtinai kvaila, kad žmonės tam pasiduoda? Taip, tai tiesa. Bet vėlgi, esmė čia ne tik kalbėti apie tai, kokia kvaila tapo Meghan Kelly, bet ir suprasti, kodėl taip yra. Ir kas geriau apie tai galėtų kalbėti nei Dave'as Rubinas, kuris pažįsta Meghan Kelly jau daugybę metų. To šiuo metu ir nusipelno. Manau, viskas bus gerai. Taip, ir būtent todėl jis imasi veiksmų prieš Irano Islamo Respubliką, kuri, kaip žinote, finansavo visas šias parankinės grupuotes. Ir būtent tai mes dabar matome vykstant. Noriu tavęs paklausti ir nežinau, ar atsakysi, kas nutiko Meghan Kelly. Jūs anksčiau buvote draugės, ji dalyvaudavo tavo tinklalaidėje, turiu omenyje YouTube. Ir turiu omenyje, tu ją pažįsti jau taip ilgai ir ji yra viena iš tų, kurios dabar kalba apie tuos 7000. Na, Meghan, žinai, ne visi gauna tuos 7000. Žinai, sunku pažinti net ir tos žmonės, kuriuos pažįsti. Ji buvo atėjusi vakarienės į mano namus. Mes daug kartu valgėme. Ir aš esu jai skambinęs patarimo per daugelį metų. Ji man skambino patarimo, kai pirmą kartą paliko pagrindinę žiniasklaidą arba kai ją išvarė iš NBC. Bet žinai, ji man paskambino, kai nusprendė tapti nepriklausoma. Ir aš buvau labai sužavėtas gavęs jos skambutį. Pagalvojau, kaip šaunu, Meghan Kelly man skambina. Ir žinai, ji norėjo sužinoti, kaip aš tapau nepriklausomas, kaip sukūriau tai, ką sukūriau. Ir mes jai padėjome tame kelyje. Ir mes daugelį metų turėjome puikius santykius tiek prieš kamerą, tiek už jos. O jos atveju, žinai, kai kalbama apie Tuckerį, aš nežinau, kas vyksta. Atrodo, kad jis dvasiškai galbūt demonas visgi laimėjo, arba jis tiesiog ima pinigus ir dirba Amerikos priešams, arba tiesiog iš esmės nebemėgsta Amerikos. Manau, Meghan tiesiog padarė siaubingą klaidą. Manau, maždaug prieš 5 mėnesius, kai Tuckeris pasikvietė Fuentesą ir visas internetas buvo į tai susitelkęs, ji tiesiog pamatė, kad ten yra didelis susidomėjimas. Ir jie ateina iš pagrindinės žiniasklaidos, kur svarbiausia reitingai. Jie ieško to, kas kelia ažiotažą. Ir manau, jie tiesiog pasirinko, ant ko statyti. Ji pagalvojo, štai ant to ir statysiu šioje istorijoje. Nemanau, kad ji dar tiki tuo, ką sako. Todėl jie atrodo tokie pikta, nemaloni, kaip iš filmo Blogos mergaitės. Tai tikrai nuvilia draugo lygmenių. Bet, žinote, kaip visada sakau, turėjau draugų prieš pradėdama šį darbą.
turėsiu draugų ir po to. Ir tai visiškai gerai. Bet žinote, matote, manau, kad viena iš priežasčių, kodėl Tuckeris ir Meghan, ypač kai jie pradėjo elgtis keistai, atrodo taip keistai, yra ta, kad jie atrodė kaip du žmonės pagrindinėje žiniasklaidoje, kurie suprato mus, gyvenančius internete. Taigi jie atėjo į mūsų baseiną, dabar jie yra mūsų baseine ir šlapinasi jame. Ir mes visi dėl to šiek tiek susierzė. Mes visi galvojame, žinote, vanduo čia buvo visai geras. Jūs buvote laukiami, tik neterškite mūsų vandens. Manau, kad būtent taip ir yra. Manau, kad būtent šios esmės daugelis žmonių nesupranta visoje Meghan Kelly istorijoje, nes žmonės jautė, kad jį tikrai mus palaiko. Ir Tuckeris Carlsonas, jie tikrai stoja už mus. Kiekvieną kartą jie iš tikrųjų tiesiog bandė suprasti, kas jiems atneš geriausius reitingus, nes tam jie ir gimė. Ir jie suprato, žinote ką? Kaip man tapti žmogumi, į žmonės tikrai kreiptųsi ieškodami informacijos. Aš tai padarysiu. O kai tai nustojo veikti, jie pagalvojo, kaip mums tapti prieštaringais. Ir jie taip ir padarė. Manau, Meghan Kelly žino, kad padarė klaidą. Manau, kuo blogiau viskas darosi, tuo labiau ji galvoja, o Dieve. Bet tuo pačiu metu jos reitingai tikriausiai kyla, nes visi kalba apie tai, kaip Meghan Kelly taip pat pakeitė nuomonę. Bet štai kas juokinga, o iš tikrųjų liūdna. Visi žiūri į Tuckerį Carlsoną ir galvoja, gerai, jis tikrai išprotėjo. O Meghan Kelly atrodo tiesiog sekanti paskui Tuckerį. Toks jausmas. Tai atrodo nenuoširdu, tai neatrodo tikra. Nes tiek daug metų ji buvo logiška, buvo su mumis, sveiko proto ir rūpinosi moterimis. Ir jai būtų buvę taip lengva likti tame kelyje, bet vietoj to ji pasirinko pataikavimo islamui kelią. Ir tai yra nuostolis visiems, nes tai taip akivaizdu. Megane, vienintelė priežastis, kodėl tu pataikauji islamui, yra ta, kad nori reitingų. Ir tai daro tave neautentiška, neįdomia ir dauguma žmonių tiesiog galvoja, negaliu jos daugiau klausytis. Ir štai kodėl niekas nebenori klausytis Meghanos Kelly. Tai ne todėl, kad ji būtų parduota Kataro sieloms ar dėl kokios nors tokios dramos. Iš tikrųjų, ji tiesiog labai mėgsta reitingus ir dėl jų yra pasirengusi padaryti bet ką. Ir būtent tokie dalykai žmonėms nepatinka. Žinoma, kartu su radikaliuoju islamu. Ačiū už jūsų dėmesį šiam klausimui.